klausimas 1911P1648 tautinių mažumų įstatymų projektas. Na, kadangi esu to projektų autorius, vienas iš autorių ir turiu tam tikrų pasiūlymų, tai nusišalinsiu nuo pirmininkavimo, paprašysiu kolegą, kad ponas Kęstutis Komskis toliau pirmininkaus šito klausimo nagrinėjime. Ačiū. Kviečiam Leonardą Talmontą, žmogaus teisių komiteto pirmininką, pristatyti komiteto nuomonę. Dėl pasiūlymų. Supratau. Tai būtent dėl pataisų, kurias registravo gana nemažai Seimo narių. Ir tada pirmam straipsnį prašau pradėti, gal reikėtų pradėti nuo 3 Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus pasiūlymo, nes jis tenai iš tiesų yra esminis klausimas. Prašau. Pristatyti, prašau, Talmont. Koks tu? 3 dalį. Neįkiš. Narkevičius, prašau pristatyti savo pataisą. Bet čia yra komitetas. Pritarta yra. Nu, visi turim patvirtinti. Čia prie... Prašau. Taip pat įjungs. Tai mes dabar kalbame dėl kokios... Trečiai daliai dabar mes visą. Trečiai. Pirmam straipsnį, trečiai dalį. Aišku, supratau. Tiesiog čia stengiamės išdėstyti labiau konkrečiau minėtą straipsnį, kurį buvo redakcijoje. Yra atskirti dėl naudojimuose laisvėmis teisėmis viena dalis ir papildyti, perkelti tam tikrą redakciją 4 punktą, papildyti 4 punktų. Manau, kad čia mes darome ir siūlome loginį žingsnį, todėl kad kalba yra apie gerbimą, apie laikymąsi konstituciją, apie tai, kad tautinis mažumus turi saugoti ir gerbti valstybinę kalbą lietuvių ir kultūrą, lietuvių ir kitų tautinių tradicijų papročius ir nepažeisti kitų žmonių teisės. Taigi čia labiau šitas pataisimas arba šita pataisa reglamentuoja pareigą gerbti Lietuvos įstatymus, kitų piliečių nuomonę ir, manau, vertėtų dėl to pritarti šitai redakcijai. Ačiū. Kolegos, pasiūlymui komitetas pritarė. Komitetas pritarė. Iš tiesų, aš manau, kad 10 žmonių reikėtų ar pritartų. Nu, man atrodo, tikrai yra 10 žmonių pritarimą. Ar reikia čia kiekvienu atveju prašyti? Jeigu komitetas... Nereikia, kad greičiau biškeitumėm. Reikia visiems. Tai gal pakelkit greičiau rankas, kas pritarėt, kad 10, kad visą. Na, tikrai yra, galiu pasakyti drąsiai, yra 10, tai yra, galim svarstyti ir gal galim pritarti bendrų sutarimų. Komitetas pritarė. Galim pritarta, prašom nagrinėti kitą sekančią pataisą. A, jūs neturit. Ketvirta, taip pat, pirmam straipsnį 4 punkte yra taip pat pasiūlymas Seimo nario Valentino Stundžio, kuriam komitetas nepritarė. Prašom. Nauja. Prašau. Pristatyti. Taip, dėkoju. Tai mano siūlymo esmė yra labai paprasta ir nelabai sutikčiau su komiteto pozicija nepritarti. Iš tikrųjų, taip, tai yra nediskriminavimo principas, tačiau jis yra specifinis principas. Kalbam apie tas teritorijos, tas savivaldybės, kur vietinę valdžią, vietos savivaldą, vietinės tarybos sudaro daugumą tautinių mažumų atstovai. Ir tam, kad nebūtų galimai pažeidžiamos kitų asmenų, kitų tautybių teisės, turėtų būti įstatyminė norma, kuri esant pagrįstiems tokios diskriminacinės politikos požymiams užkardytų tokių politikų veiksmus.
mūsų supratimu tai yra labai svarbi pozicija, jinai visiškai atitiktų netgi europinę direktyvą dėl nediskriminavimo, labai svarbią direktyvą, kuri iš tikrųjų apskritai kalba apie visų žmonių, visų piliečių lygias teisės. Tai tam, kad išvengti tokių dalykų, ta norma tikrai yra reikalinga. Komiteto nuomonė. Komitetas nepritarė šitai nuostatai. Kolegas, kadangi sutarėm, kad 10 tikrai balsų bus, iš karto balsuojam. Motyvai, ar yra motyvai už tiktais, tai galim balsuoti gal iš karto. Balsuojam. Kas pritarėt būtent pasiūlymui Valentinas Stundžio, balsuojat už. Kas net pritarėt, balsuojat prieš arba susilaikot. Komitetas nepritarė. Balsuojam už Valentino Stundžio pasiūlymą 4 dalyje. 1 straipsnio 4 dalyje. Užsiregistravo 83 Seimo nariai, balsavo 80, už 42, prieš 8, 30 susilaikė, taigi pataisa yra pritarta. Ir kita pataisa yra Seimo narių Arvydo Anušausko, Arimanto Dumčiaus ir Pauliaus Saudargo. Tai prašom pristatyti, gal Arvydas Anušauskas, kuris... Palaukit. Taip, prašau. Gerbiamas pirmininkas, norėčiau pasiaiškinti, nes mes dabar balsavome 2 kartus dėl tos pačios pataisos, dėl to pačio punkto. Ne. Tai... Ne, kolegas. 1 straipsnis, 3 dalis. Tai dabar buvo balsuota dėl šito. 1 straipsnio, 3 daliai pataisa buvo. Ne, jūsų pritarėm ir pritarėm dabar visą taip pat ir pritarėm. Tai šitam pačiam punktui dabar tas pats punktas. Papildyti, klausykit, žiūrėkit, papildyti 4 dalimi šį straipsnį išdėstant jį taip. Naujas visiškai, nauja dalis. Nauja dalis yra. Atsiranda nauja dalis. Taigi tam, kur balsavimo dėl, mano tai buvo atsiradusi nauja dalis. Tai dėl to pačio ir buvome balsavę. Nelabai, supratot. Jaroslavai Narkevičiau, jūsų buvo 3, o čia yra 4. Bet ta 3 ir buvo papildymas, kaip 4 dalies atsirado. Kol kas balsavom taip, kaip yra. Siūlim. Prašau, dar sykį matyti jau čia. Prašau. Tai akivaizdžiai rodo, kad komitetas visiškai nesutvarkė įstatymo projekto ir dėl to atsiranda tam tikros painiavos dėl labai elementaraus techninio dalyko. Juk kalbam tik tai apie dalių numeraciją. Taip, Seimas pritarė kolegos Jaroslavo Narkevičiaus siūlymui, taip, Seimas pritarė mano siūlymui. Taigi bus jau nebe 4 straipsnio dalis, bet bus elementariai 5. Ir viskas atsistoja iš savo vietas, techninis dalykas, bet čia yra jau komiteto bėda, kad jis tiesiog nesugebėjo gražiai, tvarkingai, techniškai sudėlioti teikiamo projekto. Ačiū už pagalbą Valentinui Stundžiui, iš tiesų man taip ir yra, matyt neatsitikėjau, kad bus pritarta pataisai. Ir prašom Arvydas Anušauskas pristatyti patais pasiūlymui. Čia 1 straipsnio? Taip, 1 straipsnio. Tai jeigu komitetas pritarė, tai šiuo atveju aš pritariu komiteto nuomonė. Komitetas pritarė. Taip. Kolegas, reikia balsuoti. Balsuojam, kas pritarėt. Ar bendrų sutarimų galim? Bendrų sutarimų galim. Ačiū. Ai ne. Noriu visgi balsuoti. Balsuojam. Kas pritarėt Anušausko, Arimanto Dumčiaus ir Pauliaus Saudargo pataisai, kuriam komitetas pritarė, balsuojat už. Kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikėt.
Užsiregistravo 78 Seimo nariai, balsavo 77, už 60, prieš 5, 12 susilaikė, taigi yra pataisai pritarta. Ir dabar paskutinė, pirmam straipsnė yra Jaroslavo Narkevičiaus būtent 4 dalyje taip pat, kuri dabar dar taip vadinasi, ko gero po to komitetas sutvarkys numeraciją, atsirado daugiau jau dalių, prašom pristatyti Jaroslavas Narkevičius, kad yra dar jūsų vienas pasiūlymas. Komitetas pritarė. Paskutinį. Tai dabar dėl antro straipsnio. Pirmo straipsnio, 4 irgi kol kas dalis, tai yra tautinės mažumos turi saugoti, gerbti šitą pataisą. Tai šitą jau buvo pristatyta. Ne, jūs iš 2 dalių ten buvo, jūs pritarėte. Gerai, 4 dalį. Tvarkuoju. Tai 4 nauja dalis, kurią jau pristačiau, turbūt dėl šito balsavimo, kad tautinės mažumos turi saugoti ir gerbti valstybinę lietuvių kalbą ir kultūrą, lietuvių ir kitų tautybių tradicijas, papročius bei nepažeisti kitų žmonių teisių. Tai buvo išdėstyta ir 3 punkte, kurį aš išskaidžiau ir 2 ir todėl atsirado šitas 4. Leonard, komitetas pritarė. Komitetas pritarė. Kolegas, gal galim bendrų sutarimų pritarti? Galim, yra pritarta. Ir pereinam prie 2 straipsnio. Kolegos, dar liko kelias minutės, pasvarstom. 1,5, jeigu labai sąžiningai. Yra Ryčio Kupčinsko pasiūlymas. Prašom, komitetas, prašau pristatyti. Kupčinskas. Mano pasiūlymas remiasi tuo, kad praktiškai konkrečiau ir stengiamasi apibrėžti šiame įstatymo projekte tai, kas pasakyta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje. Ir aš manau, kad šitą prašau mano pasiūlymą palaikyti. Ačiū. Komitetas nepritarė šitai nuostatai. Kolegas, tada motyvai nėra, mes esam sutarę, kad iš karto balsuojam. Kas pritarėt Ryto Kupčinsko pateiktam pasiūlymui, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę ir komitetas balsavo prieš. Motyvai nebuvo užsirašę kalbėti. Užsiregistravo 73 Seimo nariai, balsavo 71, už 36, prieš 7 susilaikė 28, taigi yra pritarta pataisai vienu balsu. Taigi, kolegos, darom pertrauką dar kartą svarstymę, nes prasideda vyriausybės valanda ir likusius rytinės posėdžio klausimus svarstysim popietinėje darbotvarkėje.